Sveiki visi peilių mėgėjai. Šiandien mes pakalbėsime apie virtuvinius peilius. Ir pagrindinė tema bus, kaip išsirinkti gerą virtuvinį peilį pagal savo galimybės, norus ir svarbiausia pagal savo poreikius. Į tą video mane pastumėjo vakar atvežtas peiliukas galandimui. Tie, kas biškutį daugiau išmano, iš karto atspėsit, koks čia peilis. Man nepavyko nustatyti to iš nuotraukos, bet kai atvežė gyvai, iš karto tapo viskas aišku. Tai yra pakistanietiškas damaskas. Labai, kaip čia pasakyti, gražiau, tiesiog pasakyti, nekokybiškas peilis. Nepaisant to, kad jis pozicionuojamas kaip virtuvinis, tai tikrai nėra skirtas nei virtuvė, nežinau, nebent dekoratyvinis. Todėl, kai žmogus atveža tokį peilį ir už galandimą sumoka, sakykime, pusę vertės papėlių, ta prasme, tai kiek jis iš tikrųjų vertas, o mokėjo jis dar daugiau. Man automatiškai kilo noras padaryti tokį video, kuriame apžvelgčiau ir bent jau pabandyčiau pateikti keletą naudingų patarimų prieš renkantis virtuvinį peilį. Tai vat, tikiuosi video bus naudingas ir plus aš turėsiu labai savanaudišką tokį didelį pranašumą, kad paskui man nereikės to pasakoti daug kartų, aš galėsiu parodyti šitą video. Tai čia vienas pranašumas, toksai pliusas. O antras, kad tikiu, kad tie, kas pažiūrės, tikrai irgi biškutį atidžiau rinksis peilį ir to pasiekoje man galandimu atveš mažiau tokių peiliukų. Nepaisant to, aišku, pavyko išgalasti, bet tikrai iki pirmo pjovimo, nes labai silpnas peiliukas. Gerai, taigi išskyriau, sakykime, tokius 6 punktus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis peilį. Tai yra, kurie liečia patį peilį. Aš nekalbu dabar apie paskirti ten kelių rūšių peilius virtuvėje, tiesiog bendrai. Kai mes renkamės peilį, pirmas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra forma, peilio forma. Pavyzdžiui, imam neigiamą pavyzdį iš pradžių. Tai nėra visiškai virtuvinė forma, dėl to, kad jos yra pačios geležtės labiau primena ietį galiukas, ane? Yra keletas tokių standartinių formų, keletas japoniškų, keletas europietiškų, kurios yra, sakykime, tokios labai paplitusios ir jas tikrai labai lengva atpažinti. Pavyzdžiui, tai būtų toksai, koksai tai nors japoniško stiliaus santokų peiliukas, tai yra ilga geležtė, nosytė biškį nuleista ir vos pakeltas, reiškia, galiukas viršuje, bet šita briauna tiesi. Tada kita forma yra būna, kai visa apatinė būna teisi, viršus nuleistas arba labai stipriai pakeltas. Bet, sakykime, tokių ietės forma, tai tikrai nėra labai praktiškas dalykas. Todėl pirmas dalykas tikrai tai reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau, apie formą dar kalbant, yra štai tokie dalykai, šitoj vietoje, kaip čia pavadyti, pentis, nežinau tiksliai kaip vadinasi, bet šita vieta tai yra labai trauminė. Kai žmogus pradeda naudoti, pakiša pirštą biškį ne taip, jeigu čia užgalasta iki galo, iš karto bus prapjovimas, pats su to susiduriu ne vieną kartą, todėl stengiasi šitą vietą visą laiką apvalinti. Pavyzdžiui, yra mano peiliukai, kuriuos aš naudoju, tai visur aš jas apvalinu, kad pirštas nepasiektų šitos vietos. Tai čia yra tokie, plius minus tokie pagrindiniai esminiai dalykai. Toliau, liečiant visą formą, galima dar kalbėti apie rankiną, jos patogumas, bet čia jau labai subjektyvus dalykas. Netgi šito peilio rankina gali būti patogi, bet jau toliau reikia žiūrėti, ar jums tai patinka. Toliau, dar vienas prie formos prisidedantis dalykas, tai yra svoris ir balansas. Apie geležtės svorį dar pakalbėsim, tas prisideda aišku irgi prie to, bet balansas nėra labai gerai, kai geležtė atsveria labai stipriai peilį į priekį. Tai irgi rodiklis nelabai geras, nebent tai yra peilis skirtas kokiems stambesniems darbams, kapojimui, kur reikia daugiau svorio. Tada tas gali būti, bet geriausiai, kai balansas būna per vidurį arba šiek tiek čionai. Pavyzdžiui, paėmų mano peiliukus, tai čia bus atvirkščiai. Geležtė labai plona, rankina storesnė, stambesnė, todėl balansas bus geriau rankoje. Bet čia kalba eina apie tokį utility, universalų peiliuką, tai čia jis pats sveria iki 100 gramų, todėl čia tas nėra labai svarbu. Bet jeigu paima tokį vidutinį, sakykime, jau ale šefo peilis, tai geram peilė balansas bus plius minus per vidurį. Tai čia kas liečia apie formą. Toliau, sekantis momentas, tai yra plienas. Čia einame iš logikos pusės. Kadangi dirbame virtuvė tai yra maisto produktai, jie yra drėgni,
daug vandens, išplaut automatiškai prioritėte. Virtuvė yra nerūdijantis plienas labiausiai tinkamas. Tai, pavyzdžiui, jeigu peilis nėra brangus, tai gali būti pats elementariausias 440C arba kažkokie paprastesni plienai, kurie nėra labai ten ir brangus. Tai vat iš Maximus beveik visi peiliai puikiai tiks. Tarp kitko, formos ten yra labai neblogos ir peiliai neblogi, savo kainos gali būti verti. Tai vat, tai prioritėtė yra nerūdijantis plienas. Šiais laikais yra begalė įvairių plienų ir prabangesnių, kurie yra ir stiprus, ir kieti, ir milteliniai, ir jie puikiai laiko aštrumą. Todėl labai svarbu žinoti, ką jūs perkate, kokį peilį. Jeigu renkatės iš kažkokio žmogaus arba įmonės, pasidomėkite, koks tai plienas, įveskite į Google ir tiesiog pažiūrėkite, kokia sudėtis, ar jis yra nerūdijantis ar rūdijantis. Tai ženkliai ateityje sutaupys jums nervus. Va, todėl grįžtant prie mūsų pagrindinio eksponato, damaskinis plienas virtuvėje, ypač kaip profesionalai dar. Ir taip jam reikalinga ypatinga priežiūra. Japonai naudoja anglinius plienus, damaskinius plienus, bet pas jus yra visiškai kitokia peilių kultūra. Gali būti, bet žmogus jau turi būti super turbo išmanantis apie virtuvę, apie peilius ir apie priežiūrą. Todėl toksai plienas virtuvėje jokių būdų nerekomenduočiau pradedantiesiems, kas nori savo gero peilio įsigyti. Ir kitas dalykas, jis yra žiauriai rūdijantis, būtent šitų gamintojų peiliai yra žiauriai rūdijantis, todėl jie yra, manau, kad tik dekoratyviniai. Tai vat yra tokie dalykai. Dar paminėčiau gal, kad yra plienai laminuoti. Jie, sakykime, yra pranašesni to, kad didžioji dalis geležtės bus nerūdijanti, nes esmė kokia? Per vidurį eina kietas anglinis plienas, kuris užtikrina ilgalaikį aštrumo laikymą, tai yra labai ilgai laiko aštrumo, išlieka aštrus, o iš šonų jis yra apkaltas su nerūdijančiu plienu. Todėl didžioji dalis, apie 8% plieno yra nerūdijanti, todėl priežiūra jam yra minimali. O pjaunamoji briauna, tikiuosi čia pavyks pamatyti, yra anglinė, todėl jinai šiek tiek oksiduojasi, bet tai yra kaina, kurią reikia mokėti už ilgą aštrumo laikymą. Tai va tokie plienai irgi gali būti. Jos labai lengva atskirti, tai yra bus ryškus perėjimas prie pjaunamosios briaunos iš blizgaus plieno į kažkokį tai tamsesnį arba kitą, tiesiog perėjimo juostelę. Tai čia bus jau laminuotas plienas. Tai va toksai niuansas. Toliau. Plieno storis. Žiūrėkite, vėlgi kalba eina. Štai čia, pavyzdžiui, kažkur yra 2-2,5 mm, dar iš esmės gali būti, bet iš karto irgi pagal svorį jūs atskirsit, kad čia plieno yra labai daug ir jis yra storas per visą geležtę. Tai reiškia, jeigu čia 2,5, tai čia kažkur bus 2. Todėl davedimas, štai čia matas, čia atskiras punktas, mes apie tai dar pakalbėsim, čia bus labai didelis. Ir plieno daug, ir peilis storas, atitinkamai, kai jūs įsipjaunate kažkokį tai pjaunamą objektą, ten pomidorą, duoną, iš pradžių peilis įsipjauna, o po to gauna didžiulį pasipriešinimą, nes toliau plienas eina labai storas. Todėl idealiausia, kai suvedimas eina nuo peilio penties. Jeigu čia, pavyzdžiui, yra koks 2 mm, tai apačioje turi būti 0,02 mm, turi būti į plonumą suvestas. Tada pjaunamoji briauna būna labai plona, kaip minėjau, apie ją dar pakalbėsim. Ir pjūvis būna daug švaresnis, tada įsipjaunant į pjaunamą objektą, peilis negauna didelio šoninio pasipriešinimo ir tiesiog eina per objektą toliau. Tai tai čia kas liečia peilio storio. Tai optimaliausias storis virtuviniam peiliam mažam, sakykime, iki 10-15 cm, sakyčiau, būtų apie 1 mm, 1,5 gali būti. Labai aukšto lygio, sakykime, meistrai sugeba pagaminti, pavyzdžiui, kai čia laminatą 1 mm. Tai reiškia, ne tai, kad kaip čia, pavyzdžiui, juosta vientiso plieną 440C, tiesiog jinai nušlifuota ir padarytas peilis. O čia yra per vidurį vienas plienas ir iš šonų dar 2 plienai ir visą tai sukalta į 1 arba 1,5 mm. Čia yra labai aukšto lygio požymis ir tikėtina, kad tas peilis jau bus labai geras, nes jeigu sugebėjo padaryti tokią geležtę, tai tikėtina, kad ne veltui ten dėjo tikriausiai kažkokį geresnį plieną ir jis bus jau automatiškai geresnis.
Tai vat kas liečia apie storį. Jeigu peilis didesnis, automatiškai jis gali būti šiek tiek storesnis. Bet vėlgi labai svarbu atkreipti dėmesį į jo nuolydį. Nes nuolydžiai būna, pavyzdžiui, tiesus, kaip čia. Čia aš sakyčiau, pavadinčiau kirvinį nuolydį, nes jis eina storas ir ant galo užsismailina. Ta prasme, turi daug svorio ir labiau tinka kirtimui nei pjovimui. Arba dar vieni iš tokių aukšto lygio požymių būtų nuolydis, kuris yra konveksinis, tai yra išgaubta į išorę arba į vidų linzę. Pavyzdžiui, kaip čia yra mikro linzė padaryta, nes plotis čia yra virš 3 cm ir nuo pat penties jinai yra išgaubta į išorę. To pasiekoje mes gaunam dar vieną labai svarbią pjovimui savybę. Kai mes pjaunam objektą, jis neprilimpa prie peilio šonelio. Tai yra, jeigu nuolydis tiesus, tai automatiškai mes labai stipriai susiklaudžiam ir jie paskui reikia atskirti. Jeigu nuolydis yra konveksinis, tai pjaunant jis tiesiog pagauna čia orą ir objektas pjaunamas atkrenta. Tai va čia nuolydžio tipas irgi, sakykime, signalizuoja mums apie peilio kokybę. Toliau, davėdimas. Davėdimas, sakyčiau, ko gero pats paprasčiausias ir lengviausiai aptinkamas momentas ir jeigu mes jį tinkamai vertinam, iš karto galim pasakyti, ar tai geras ar blogas peilis. Pavyzdžiui, blogo davėdimo pavyzdys, aš bijau pameluoti, čia kokie 5 mm gal bus davėdimo storis. Davėdimas tai yra galandimo linija. Tai reiškia, kuo plienas apačioje yra storesnis, tuo darant mums tinkamą galandimo kampą, mes nuimsime daugiau plieno iš krašto ir to platesnė bus ta pjaunamoji briauna. Tikiuosi pavyko paaiškinti, nes vėlgi, kaip minėjau anksčiau, pasikartosiu, kai mes įsipjaunam, iš pradžių, kur užgalandimas yra, mes įsipjaunam lengvai, bet toliau gaunant šoninį pasipriešinimą dėl storėjančio plieno, įpjaunamą objektą mums bus vis sunkiau ir sunkiau įsipjauti. Dėl to bus pasipriešinimas didelis ir bus nepatogu dirbti. Todėl idealus yra, kai nuolydis yra nuo penties ir mažas davėdimas, pavyzdžiui, kaip čia. Tikiuosi pavyks pamatyti. Arba šiuo atveju, kai daromas konveksas, konveksai yra iš vis beveik nėra davėdimo, tai reiškia, kad jis iš karto pradeda pjauti. Pjaunamoji briauna yra mažiau negu ten kokie 1/5 dalį milimetrų, gal kažkas tokio po mikroskopu nebent galim pažiūrėti. Todėl tas pjūvis būna visiškai minkštas, toksai gražus ir smagus. Ir dirbti su tokiu įrankiu yra be galo smagu. Toliau, 5 punktas, tai yra rankena. Realiai, jeigu mes kalbame apie darbinį peilį, tai rankena turi būti kuo vientisesnė, sakyčiau, toks tinkamas žodis. Pavyzdžiui, tai yra vientisas medis geriausia būtų, kad kažkoks tvirtesnis, egzotiškesnis, atsparesnis drėgmei. Šitam peiliukui virš 10 metų pirkau į sendaikčius ir puikiausiai dirbo, per visą laiką vieną kartą buvau impregnavęs. Čia yra kažkoks toks standartinis raudonmedis, peilis tikrai nebuvo brangus, bet puikiausiai dirbo. Tai labai geras požymis, kad yra vienas medis, į jį sodinta geležtė ir yra keli, gali būti 1 arba 2 tvirtinimo taškai. Pats, kai darau, stengiuosi naudoti, jeigu savo arba darau pagal užsakymą, stengiuosi žmogų prikalbinti prie kažkokių polimerinių plastikų arba mikartų arba G10. Šiuo atveju, pavyzdžiui, panaudotas yra sovietinių laikų tekstolitas, labai stipriai atspari vietkam medžiaga. Kas vyresni žinos, apie ką kalba, tai ir bolsteris, ir rankena padaryti iš tekstolito, dėl grožio yra viena G10 tarpinė. Tai tas peilis praktiškai amžinas. Jis tą rankeną niekada nesupūs, nieko jai neatsitiks, nebent sudeginsit, aišku. Ir geležtė iš laminato, irgi jeigu tinkamai prižiūrėt pjaunamą briauną, tai peilis praktiškai amžinas. Galimi, reiškia, egzotiškos medienos rankenos, tada geriau rinktis kietesnės, tankesnės, tokias, pavyzdžiui, kaip ironwoodas arba ebenas, ten dar yra kelios rūšys. Tai juos yra labai stiprios, tvirtos, tankios, kaladėlė šitos medienos ironwoodo, pavyzdžiui, skęsta vandenyje, antekinė yra tanki, tokia viena geriausių medienų rankenom, su laiku, aišku, jinai gauna tokį tamsesnį atspalvį, nuo drėgmės vis tiek šiek tiek pasikeičia, bet iš esmės irgi tarnauja amžinai. Arba dar vienas iš variantų, tai yra stabilizuota mediena. Tai yra mediena, kuri išmirkyta specialiam skidinyje, užkaitinta,
jie pereina kiaurai, reiškia, tas skiedinys ir po to kaitinant jis polimerizuojasi. Tai pasidaro beveik kaip plastikas tokia stipriai tvirta, o išorė išlieka tekstūra medienos. Tai vat yra idealus toksai variantas, sakykime, nu, vat kažkas tai iš šitų. Ką mes turim mūsų pavyzdyje, aišku, įdėta žalvaris, kuris pajuduos, oksiduosis labai stipriai, dar nepaminėjau apie bolsterį, idealiausias tai yra nerūdijantis plienas, kuris minimaliai santykiauja su drėgmė ir turi minimalų ten kažkokius tai polinkius į oksidavimąsi, tai vat žalvaris jau būtų toksai po klaustukų, sakykime, tada neaiškaus plastiko tarpinė, tada ar tai kaulas, ar tai akmuo kažkoks ir aišku mediena. Tai vat kuo daugiau detalių dirbant drėgmėje, kažkur plaunant, valant, visur papuola ta drėgmė ir laiku yra didelė tikimybė, nu, kad atsiras kažkas tai tenai į vidų papuls, pradės pūti, irti ir gali paskui būti problemų su rankena. Tai vat stenkitės, kad jeigu renkatės darbinį peilį, kad jame būtų kuo mažiau detalių. Išimtis sudaro, aišku, labai ten prabangus kažkokie tai peiliai, kurie sudėtos jau super kažkokios prabangios medžiagos, ten nežinau, ar vėplių iltys, arba mamuto dantis, bet tokie peiliai kaip taisyklė jau ir mažiau dirba, jie yra gražus aksesuarai, karts nuo karto ištrauk dešrytės papjaustyti. Jeigu kalbam apie darbinį peilį, tai vat geriau atsižvelgti į tai, kad rankena būtų vientisesnė. Kągi, ir toliau dar 6 punktas, tai būtų dėklas. Nu, vat šiuo atveju dėklas buvo. Pagal dėklą, vėlgi, galima labai stipriai biškutį, kaip čia padaryti nuomonę apie patį peilį. Kaip atrodo dėklas, ar jis praktiškas, ar patogu jį naudoti, ar gražus siūlas, ar čia rankomis darytas, ar mašininis, nu, vienu žodžiu, į tai irgi. Bet čia jau tiesiog instinktyviai galit pajusti. Tai, kad jis yra gerai. Ir šiuo atveju tokiu būdu bandyta paslėpti gal kitus trūkumus šio dalyko, todėl gal klientas ir susigundė įsigyti, kad vat, ir dėklas, ir rankena graži, ir damaskas, ir vat pasimovė, sakykime, nes, nu, sakau, kaip praktinis daiktas jis nėra labai geras. Ir tikrai, vat, turėkit omeny, jeigu kažkas vis dėlto pirksit, irgi tikiuosi jums sutaupysit daug laiko ir pinigų, šitokia peilė verti 10-15 eurų. Nu, nes jį galima tik ant sienos pakabinti, nu, ten kažką galbūt, kokį pomidorą, dar kažką, jeigu jis gaus mėsos, biškį kokio kauliuką arba duonos kepalo, tai, nu, iš karto šiaip. Todėl, vat, savo virtuvinius peilius aš tengiuosi laikyti visą laiką ant magnetinės lentos tokios, nu, juostelė pakabinta tam, kad pjaunamoji briauna neturėtų kontakto su kitais įrankiais. Tokiu būdu užtikrinsit ilgesnį aštrumą ir tiek. Kai parduodu peilį, tai aš tengiuosi jį pateikti, nu, jeigu peilis jau šiek tiek brangesnis, įdėta daugiau laiko ir medžiagų, tai jau bet kokiu atveju, kam be parduočiau, stengiuosi parduoti su odiniu dėklu. Tokiu būdu tikiu, kad ir kaip čia vystau kultūrą tų įrankių, nes jeigu žmogus gauna tokį peilį, sumoka už jį jau tokį nemažą pinigų sumą, tai tikiu, kad atitinkamai ir prižiūrės ir dirbs su jo. Tai reiškia, jis papjausto, išvalė, nuvalė, išsausina, įdėjo į dėkliuką iki kito karto, odinėme dėklė aštrumą jis laikys ženkliai ilgiau negu sudėtas kartu su kitais metaliniais įrankiais, patys suprantate. Jo, dėkliukai būna įvairūs, didesni, mažesni, o čia skirtumo didelį nėra, nebūtina jos ten sekti, nes mažai kas keliauja, vat, pavyzdžiui, kaip čia. Aišku, yra ten super šefai, kurie mėgsta su savim tos įrankius vežiotis, bet jeigu vat, tiesiog su tokiu dėkliuku pas jūs peiliukas pagulės stalčioje su kitais įrankiais, tai nieko nenutiks ir jis jums ženkliai ilgiau tarnaus. Tai kągi, štai toksai trumpas video, tikiuosi buvo naudinga ir tikiuosi kažkam padės tai sutaupyti nervų ir pinigų ir galbūt atsižvelgiant į tuos visus dalykus padės išsirinkti geresnį pagalbininką savo virtuvę. O tokių vat įrankius, sakiau, arba venkite, arba jau mokėkite ženkliai mažiau, tikrai nepermokėkite jau už tokius dalykus, nes jie yra labiau dekoratyviniai nei praktiniai. Taigi, ačiū už dėmesį, sėkmės visiems.